Daiktai sukrauti bagažiniai, dviračiai kraunami, pajudėsim link Klaipėdos. Plauksim su kinietišku keltu. Vokietijai praktiškai liko prisišvartuoti, bet kaip matom dangui yra juodi debesis, vaišos žemė su dangum. Tai optimistiškai turėtų apie iki rytojaus 4 valandų lietus lyti. Tai žiūrėsime. 4 valandų dienos. Išlydi mumis autobusas iš uosto. Niekas nežino, kaip čia su mumis elgtis. Pirmą kartą dviratį mato. Šlapi. Reikia kilti laiptais. Nelabai patenkinti. Temsta. Mes vidury miesto. Pasiklydom. Labai gražus vokiški kaimukai. Visi taip jaukiai įsirengė. Ir visi vokiečiai praktiškai pasidarė pastogės savo automobiliams. Va, visur. Atvažiavom prie ežero. Nelabai turbūt kas matos. Mes esam čia. Pirma naktis. Vyksta statybos. Nieks nely. Laukia. Pirmas rytas, lyja lietus, lys iki pat 5 vakaro. Tai visą dieną realiai. Reikia pradėti judėti. Naktį buvo chebra atvažiavus. Leido muziką mums palei palapinės, tai... Bet jie leido prie ežero. Nu jau. Vyksta 2 frontais. Dabar yra po 10:07 vokiečių laikų. Ėmam pirmą kavos sustojimą. Visą dieną lyja iki 5, tai mes džiaugiamės lietumu. Perkam braškių ir braškės. Čia laukas fone iš karto. Tai gal tam lauk yra užžyginta vietoj. Sekmadieniais pas vokiečius jokios parduotuvės nedirba, bet radom vieną parduotuvę, kuri dirba išskirtinai. Vienintelė rievė. Vienintelė rievė.
Pirksim manęs, nes nebeturim. Nu papūgos. Ai, trukdykit mums. Kokios juokingos. Jėzus, kokie mažiukai šitie vieni. O jėzus, šitie kokie. Mes jiems sutrukdam labai stipriai. Atvažiuojam į tokį miestą, kur pavadinims atvirkščiai užkliuots. Normaliai. Atvažiavome kaimuką, lyja lietus baisiai, labai ieškom pastogės, kad pasidarytumėm pietus. Gražus miestukai tokie raudoni, vokiški, mažyčiai. O, turgus dirba, sekmadienį. Gal batų nusipirkti? Gražus batai, viską. Sustojom pavalgyti, pietus pagaliau. Visą dieną šlapio mynėm. Tikėkimės, kad praeis čiučiut lietus, kol pavalgysim. Bet čia gero, pažiūrėk kokią medūzą. Nu, imk ranką. O, kokia šaltiena! Tai imk ranką, nu. Kam tu ją dabar čia? Pažiūrėk. Wow! Bet čia apsivertus jau čia atvirkščiai, žinok, yra. Versti? Apversk, nu. Džiaugsiu dabar jau. Ką tik išgelbėjom vieną gyvybę. Nu, nelabai turbūt jau viskas. Bet visą pakrantę, pažiūrėkit. Visiškai. Nu, pirmą kartą pamatėm pragiedrulius. Nustojo lyg. Jau taip visiškai atrodo. Ten koks aparatas stovi kieme. Va čia tai kosmonautinis aparatas. Užpuolė lietus. Nu tai va. Nenukultų kukurūzų lauk. Viskas, atvažiavom pagaliau iki uosto. Bandom ieškoti, kur nusipirkti bilietus, keltis į Daniją. Nu va, važiavom, pro aplinką atvažiavom. Nusipirkom tiketus. Tiketas persikelti dviračių 12,5 eurų. Dviračiui tai mes 50 sumokėjom. Mums sakė važiuoti pirmą juostą. Nes mes, aišku, esam vipai. Nu, kiek numynėm? 85,01. Tai dabar keliamės į Daniją ir valgysim kaip skaniai. O tokia sasiska, žiūrėk. Tokia sasiska, 8 pinigai. Važiuok. O, my god. Nu va, nauja šalis. Denmark. Vensas kaip kapadangas nebėra. Išjungsi kamerą jau. Gal aš nejungsiu. Bet visiškai važiuoju, girdi. Grinai ant pasienio. Grinai kažkur važiavo. Visiškai ant Danijos sienos nuotykiai prasidėjo. Kokia padanga? Visą kamerą, visą padangą sudilų. Visiškai, va. Ko tik izoliacija nesutvarkys? Į tuo nesutvarkysi tuo.
pasikeitėm kamerą. Išvažiavom ir iškart vėl pakiro toj pačioj vietoj. Reikia visą padangą keisti. Dabar ieškom kažkur prie pat termino. Vėl vyksta įsikūrinėjimas. Tenka šiek tiek džiovinti dalykus ant šakų. Kadangi šiandien labai daug lyjo, šią dieną buvom pati. Tai ačiū Dievui, kad bent jau čia Danijai panašu, kad sausa. Viską šlapia. Palapinė šlapios, kilimukas šlapis. Miegamaičiai va šlapi. Abudu. Batai šlapi. Tenka vis dar džiovinti daiktus. Šiandien pirmą kartą turim saulės. Viską išsitraukėm visas. Tam tikri rūbai buvo grėžiami dar šiandien. Viskas kraustomės. Likom tik 3. Andrius su 2 prakiurusiom kamerom išvažiavos autobusu iki artimiausio miesto pasikeisti. Kol jis pasikeis, mes atminsim kito miesto 20 km. O Danai kieti. Turi visiškai atskirą infrastruktūrą dviračiams. Visiškai tiesiog pro laukus eina dviračių takas, kuris veda į mūsų tą norimą miestą. Nuo mūsų stovyklavietės iki to miesto sekančio buvo 20 km. Tai vat visą laiką tokiu keliu ir važiuojam. Visą laiką tiesiai, visą laiką tarp tokių medžių ir beveik visą laiką tokių žvyrų. Ir biškis sminga padangos, tai yra gerokai sunkiau minti. Ir jokių pakalnių, jokių kalnų, visiška tokia kaip autostrada. Tik tiek kad žvyras. Mes jau pavargę. Pradar padangė, ganis, kaip kokia graži padanga. O kodėl tau purvino pardavė? Žiūrėk, aš nenešiu dviračio dabar kaip prieš. O jau važiavau. Einam apsipirkti pirmą kartą į danišką parduotuvę. Nu, kainos Danijoje kandžiuose mums. Pienas. Pigiau 2-3 pinigai jų. 2-3 eurai. Lietaus debesis gražus labai, bet dabar saulė šviečia. Ragaujam naują gėrimą. Vadinas Fakse Kondi. Visi danai geri. Litrais. Geras toksai. Sprites. Nu, toks gal kaip Sprites. Bet tokia kaip ir arbata tokia. Arbata plus Sprites plus gazuota. Plus praskės. Nes arbata. Kiek Volkswagen Up stovi. Visą aikštelę kiaurai. Keli Toyota Yaris. Nu va, visai gražioj vietoje valgysim.
Prispirkom anyžinių saldainių, guminukų, bambonkių, kadangi anyžas yra Danijos reikalas. Atvažiavom pagaliau Fakse, miestelį mūsų, galutinį tašką šiandienos. Kiek nuvažiavom šiandien? Rodysiu. Turim iš tikrųjų visi beveik asmeninius rekordus. O. 101 kablis. Kosmosas. Taip. Ir miegosim va tokioje vietoje. Netoks geras oras. Natūrali gyvatvorė į mišką. Neįeisi. Iš karto. O. Tokiais būdais. Atvykome beveik pusiaukelę tarp mūsų miegojimo vietos ir Kopenhagos. Šiandien tikslas pasiekti Kopenhagą. Čia miestelis Kjogė. Sustojam atsigerti kavos. Gersim, pasimsim bandelių kažkokių prie kavos dar. Sab! Matos, kad esam dviračių šaly. Visiškai kosmosas. Vėl atvarėme Free Bike Shop. Prieš tai Free Bike Shop keitėmės padangą už 7 eurų. Dabar pirksim lubrikantą grandinėm. Kopenhaga jau. Pilna dviračių visur. Varėme hotelį. 3 valandą. Jau 6 kilus numinėm kai Kopenhagos. Tikslai eina puikiai. Pagaliau atvažiavom į hotelį, kai žmonės nusiprausia. Palauk, elektrici. Nereikčiau, žinau. Kodėl, aš dvigulės. Ai, jo, čia dvigulės. Labai dušas privat yra. O, yra, no problem. Visur dviračių pakota, prie visų pastatų yra. Netgi atskiri balkiai padėti dviračių rakinimui. Visiškai visur dviračiai, kur tik pažvelgsi. Kosmosas. Ir visur, jeigu yra žmonių takiuks, tai šalia yra ir dviračių takiuks. O jeigu nėra žmonių takiuką, tai turbūt bus vis tiek dviračių takiuks. Kiekvieną dieną 6 valandą yra bendra vakarienė už 60 pinigų. Nu.
Tokiais vasarūdais varo chebra. Čia yra normalu. Daugiabutis, viskas kaip daugiabutis. Bet šalia to, kad reikia galvoti apie mašinų parkingą, reikia galvoti ir apie dviračių parkingą. Visur dviračių pastatyta. Tokie namai sustatyti dviračiams tiek neužtenka, tiek reikia parkuotis bele kur. Dabar minam nuo Kopenhagos 50 km iki uosto, kur kelsimės į Švediją. Liko 16 km. Helsingør miestelis, kur kelsimės. Tai žodžiu minam. Visą laiką vadaiva beveik palei jūrą. Vėjas priešinis, nefaina, bet kažkaip. Liko 12 km iki stoties uosto. Šildysimės valgyti. Pietų yra 2 valandos. Opa. Matosi, mūsų keltas jau į Švediją. Ir Švediją mato po dešinę. Labai mažas šitas tarpas. Į Švediją kelsimės. Bilietai kainavo 30 eurų mums visiems. 4. Tai žodžiu, čia yra vandens bokštas. Laiko 7000 kubų vandens. Ir tiek. 20-ais pabaigė tą. Nakvynės vietą radom visiškai ant praėjimo. Kaitinam arbatą ant laužo. Turėsim choso vakarieniai. Šalia dešrų. Labas rytas. Atsikėlėm. Visi stengiasi labai neskubėti.
kad spėtumėm iki 10 įkės pusryčius. Įkėjęs po žeminių parkingo. Įleidžia žmonės pagaliau įkėję, visi laukia prie durų, išsižioja. O. Einam! Žodžiu, švedų įkėję grybai. Pas juos normalus restoranas atsidaro tik tai 11 valandą su visais tais kukuliais ir taip toliau. Dabar nuo 10 tipo dirba restoranas, bet nedirba iš tikrųjų ir ten tik bulkas gali nusipirkti jau paruoštas. Šiandien pietus prie ežero, norėjom saloj, tai yra toks takelis į salą. Bet ten pasirodo apgyvendinti paukščiai. Mūsų ten neįleidžia. O mes 50 km atminėm. Arnas valgo pakritęs. Visi turim davinukų. Kiekvien savaip džiaugia savo maistą. Žodžiu, situacija yra tokia. Šiandien yra ketvirtadienio jau vakaras, 5 valandos, pusė 6. Ir mums keltas į Lietuvą išplaukė šeštadienį vakare, 10 vakaro. Ir mums iki ten liko 107 km. Mes esam tokiam Tyringe, dabar kaimelį Švedijos. Bet mes norim visą šeštadienį pasivaikščioti po tą Karlshamną daugiau. Tai reiškia, kad mes per šiandien ir per rytojų turim jau didžiąją dalį iš tų 107 km nuvažiuoti. Šiandien nuvažiavom 5 km ir kaip jau norėtumėm baigti, nes esam pavargę, bet reikia dar važiuoti toliau, kad pasilikti rytojų kuo mažiau ir paskui, kad šeštadienį jau praktiškai nieko nebeliktų ir būtų laisvadienis mums prieš keltą. Atvažiavom į Šamhaus restoran pavalgyti. Tai kiek šiandien numynėm jau? 78 km. 7-8 km numynė jau? Taip. Eik tu savo. Nu tai va, valgom kebabus. Šam house kebabų. Važiuojame stovyklavietę viskas. Nu va. Apsistojom šiandien numynę 91 km. Iki Karlshamno centro liko mažiau negu 91 km. Reiškia, kad realiai rytojų kitur turėtumėm praktiškai nueiti ten. Apsistojom prie skate parko. Pildomės ant naujų dujų jau. Vakar grįžo, persivargom, radom kur nusipirkti. Kaip tai vos į parką negavau? Žiauriai staigiai. Atminėme dar vieną lankomą objektą. Kapas kažkokia Brotanudo. Karaliaus kapas. Didžiulis braškių laukas ir matos raudonuoja braškės. Labai norėtumėm sustoti biškį ten. Įsisukti. Autobusas. O čia pilnas laukas braškių rinkėjų. Renka braškės. Kur paskui būna parduotuvėse už 6 eurus pusę kilogramą arba daugiau.
Šiandien numynėm dar kokią tik 20 km, bet sustojom irgi jau 20 kartų realiai, po valandą taip. Tai va taip va, jau yra po pirmos, mes tą nieką nenumynėm praktiškai, vien tik stoviniuojam. Iš vienos parduotuvės vandenį perkam, iš kitos parduotuvės į Tūliką nueinam, iš trečios parduotuvės dešrelę nusiperkam, iš ketvirtos parduotuvės dar kažką, žodžiu. Tai sunkiai mums šiandien sekas, kitoj parduotuvėj kavą gėriam, nu žodžiu. Turim kiaurą padangą, va. Kažkoks akmenuks pradūrė padangą. Šimtai. O. Šakis. O, jetau. Šįkart bandysim gelbėt dar šitą kamerą, vietoj to, kad pakeisime naują. Marius užglostė. Viskas bus gerai. Ieškom kur papietauti, galvojam, gal čia galim praeiti, čia labai viskas ištverta. Kalbamės su mumis, opa lietuviškai pasisveikina. Draugelis. Sveiki! Žodžiu, atvažiuojam. Važiuojam, ieškom kur čia ieškoti pavalgyti. Žiūrim, jav klubas. Mes jav klubose gan dažnai apsistojam pavalgyti. Ir Andrius sako, gal pašnekint žmogų paklausti, ar čia galim. Ir tas žmogus išgirdo Andrių. Ir sako, jo, laba diena. Žodžiu, lietuvis, kaunietis, o jachtava. Slauna. Pavalgiam. Varam dabar į miestelį Pukavyk. Ten planuojam kažkur apsistoti. Nes jau bus netoli Karlshamno, tai rytoj ryte bam, staigiai iki Karlshamno numinsim. Ir ten jau galėsim būti savo ramiai iki kelto. Sustojom į kažkokios parduotuvės rampą. Pasislėpt nuo lietaus po stogu. Tikimės, kad greit praeis. Vėl sustojimas, vėl lyja. Vėl buvo priimti geri sprendimai išvažiuoti. Bet pastebėjom pakeliui, kad yra įsirengęs visą pakelėje Swedish Rock Festival. Didžiulis festivalis, 4 dienų ar kiek ten. Yra likę 20 km iki Karlshamno. Tai kol laukiam, kol nustos lyt lietus, daromės kavos. Eik tu savo! Ir čia dar su vonė! Sustoja tokiam gražiam kempinge, bet žmogui 9 eurai. Mes galvojam, kad čia mokėtos 9 eurus, tai gali nemokamai. Kur tikimės rasti neužtvertą kelią. Nu nežinau, ką čia reiškia tas. Kad čia gyvuliam, o ne žmonėm. Planas šitoje vietoje statyti palapkę tarp švediškų akmenų ir prie jūros. Čia jūra matosi.
ką, labas rytas. Mes jau susiruošę važiuoti link Karlshamno. Važiavom į Lašišų namus. Nu va, paskutinė maršrutų stotelė. Karlshamnas. Čia kelsimės gal į Klaipėdą. Atvarėm pavalgyti brangę kažkokią tai grill kebabinę. Kebabs 15 eurų. Kažkodėl prilipo telefonas prie stalo. Niekaip nenusijam. Nu kiets. Čia man atrodo, kad ta gimė patai. 3 mėsgaliai skirtingi. Viskas, važiuojame keltą. Paskutinės akimirkos minimo. Opa. Negalioja, tu išpras negalioja. Nu super. Žodžiu, čekino sistema biški yra... Kaip čia pasakyti, kaip čia išsireikšti. Palaida bala. Niekas neveikia. Visi susinervavę. DFDS iš Lietuvos išplaukiant buvo geresnis. Dabar plaukiam su TT Line. Čekino online padarėm. Vis tiek reikėjo čekinti dar kartą. Čia gyvai. Viskas, esam pačiam priekį, laukiam, kol atvažiuos keltas. Su mumis jau daug lietuvių laukia. Tai praktiškai valandą laukiam. Visi čia laukia, visi nuvažiauja. DFDS atvažiavo jau. O mūsų keltas irgi jau fone. Už DFDS slepiasi, bet irgi jau atplaukė. Nors šiaip laipinimas turėjo 8 valandą pasibaigti pagal logiką, bet panašu, kad jis apie 8 tik tai prasidės. Visiškai grybą pjauna TT Line. Išvažiavo ką tik fūrai iš kelto, dabar važinėja atgal. Ir tiek, kad atvirkščiai. Apsisuka ir važiuoja atgal į keltą. Čia žmonės išvažiavo iš kelto ir stovi, niekur nevažiuoja kažkodėl. Jau po 9:18. Dar važiuoja. Labai ilgai viskas vyksta. Vėluoja. Bet jau į pabaigą. Fūrų ne vieną. Viskas. Likom tik su chebra. Mumis paskutinis. Gavom dvi vietas. Kajutės ir dar su lampu. Tai bent šitoj vietai pasisekė. Stovi mūsų dujų terminalas Independence.
grįžom į Lietuvą. Dabar ieškom mūsų automobilio, kuris mus pasiims. Varom namo. Po kelionės terasa atrodo taip. Viskas džiugo. Išdžius ir bus pasiruošti sekančią kelionę.